Sveiki! Šiandien pristatysiu savo individualų darbą apie kūrybiškumo ugdymo galimybes pradinių klasių informatikos pamokose. Kūrybiškumas dabar laikomas viena svarbiausių 21 amžiaus kompetencijų. Ši kompetencija yra labai svarbi būtent pradinių klasių mokiniams, kurie dar tik formuoja savo įgūdžius mąstyti originaliai, ieškoti netradicinių sprendimų. Būtent pradinių klasių mokiniai ir informatikos pamokose galėtų ugdyti savo kūrybiškumą, nes tinkamai naudojami skaitmeniniai įrankiai ir leistų jiems atlikti užduotis, jie galėtų eksperimentuoti bei kurti naują turinį. Išanalizavus literatūrą ir pradinių klasių informatikos pamokų situaciją realioje mokykloje, išryškėjo problema. Informatikos pamokose trūksta kūrybinių veiklų. Dažnai dominuoja užduotis, kurios yra orientuotos daugiau į techninius įgūdžius. Taip pat pastebėta, kad mokytojams trūksta idėjų, priemonių, kurios padėtų kūrybiškumą ugdyti šiose pamokose. Dėl šios priežasties mokiniai net praranda susidomėjimą informatika, todėl svarbu ieškoti sprendimų, kaip daugiau integruoti kūrybinių elementų į informatikos ugdymo procesą. Šio darbo tikslas ir būtų pagerinti, išplėsti kūrybinę veiklą informatikos pamokose. Uždaviniai - išnagrinėti kūrybiškumo teorinius aspektus, apžvelgti skaitmenines priemones, kurios tinka kūrybinėms veikloms, bei atlikti situacijos analizę realioje mokykloje. Informatikos pamokose kūrybiškumas ugdomas per žaidybines, problemines ir projektines veiklas. Mokiniai skatinami savarankiškai ieškoti sprendimų, pasirinkti tinkamus skaitmeninius įrankius. Taip pat yra labai svarbus ir mokytojo gebėjimas kurti tam tinkamą aplinką bei skatinti vaikus eksperimentuoti. Yra nemažai skaitmeninių priemonių, kurios padeda mokiniams kurti. Šie įrankiai leidžia vaikams programuoti, modeliuoti, kurti istorijas, animacijas ar virtualius objektus. Tinkamai parinktos priemonės gali praplėsti mokinių vaizduotę, suteikti daugiau saviraiškos galimybių. Ištyrus situaciją mano mokykloje teko pastebėti, kad, kaip ir minėjau, informatikos pamokos yra daugiau orientuotos į techninius įgūdžius, kad mokytojai dažniausiai renkasi Wordo ar PowerPointo programas ir mokiniams tiesiog nebelieka galimybių kurti. Nes mokytojai turi skirtingas skaitmenines kompetencijas, kai kuriems jų tiesiog trūksta žinių apie esamas priemones ir tai lemia, kad mokiniai neturi daug galimybių lavinti, ugdyti savo kūrybiškumą. Na ir koks sprendimas šiai problemai spręsti? Tai būtų skaitmeninė kūrybinių užduočių laboratorija PrapLab. Būtent ši laboratorija ir jos tikslas būtų padėti mokytojams lengviau ir greičiau planuoti kūrybiškas informatikos pamokas, sumažinti laiko sąnaudas ieškant tinkamų priemonių. Ir būtent ši laboratorija suteiktų galimybę mokiniams tęsti savo patikusių užduočių atlikimą ir namuose. Taigi, darant išvadas, galima paminėti, kad kūrybiškumo ugdymas yra būtinas informatikos pamokose ir kad būtent skaitmeninės priemonės suteikia tam labai daug galimybių, o mokytojo vaidmuo yra itin svarbus. Mokytojams ir mokiniams būtų pasiūlyta naudotis kūrybine laboratorija PrapLab.
lapą.